Sveiki, draugai. Norėčiau aš jums šiandien parodyti šiek tiek dviratinės istorijos, bet prieš tai filosofinis pamąstymas. Ar jums būna taip, kad jūs dirbat savo darbą ir diena iš dienos būna vienoda, atrodo nieko naujo ir kuo čia galėjau nustebinti, o štai mano darbe, kaip dviračių mechaniko, praktiškai taip nebūna, išskyrus dviračių valymą. Visi dviračiai skirtingi, su skirtingom problemom, skirtingais gydimais, skirtingais klientais. Šiandien parodysiu jums tokį dviratuką, nuo kurio, tiksliau, galbūt ne nuo kurio, vienas iš tų gamintojų, kuris nužingsniavo didžiulį kelią iki jūsų, padarė produktą, sakant, buvo pionierius. Apie ką aš čia? Einam, parodys, einam. 1985 metais Giantas pristatė savo CADEX technologiją, tai yra Computer Aided Design, pasitelkdami kompiuterius 1985 metai, su kurios pagalba galima buvo jau konstruoti karboninius dviračius. Ir 1987 metais išleido pirmąjį, jeigu ne visam pasaulyje, tai vieną iš pirmųjų karboninį dviratį, bet tai buvo dviratis pagamintas panaudojus karboną. Ir dar buvo MTB serija. Man atrodo, MTB serija buvo pirmesnė, o Road serija 980C ar kažkoks ten modelis buvo pirmasis. Tai va, man už nugaros štai jisai. Argi ne gražuolis? Kur tu? Šitas dviratis pateko į mano rankas visiškai atsitiktinai. Kažkokio plano čia aš labai didelio jam neturėjau. Kol kas man nepavyko išsiaiškinti, kelintų tai metų modelis. Esmė čia kokia, kad karboniniai vamzdžiai sujungti aliumininiais štai tokiais sujungimais, kurie yra išlieti. Štai čia gale, viniklio veleno centras. Ir tai jau buvo, kiek aš suprantu, sekantis variantas po to, kai Giantas suprato, jog nedažytas aliuminis labai gerai reaguoja su karbonu. Ir tose vietose, kur jisai yra suklijuotas, tiesiog pradėdavo irti dėl skirtingų medžiagų korozijos. Ką mes čia su juo darysim? Pabandysim paversti į dviratį. Įdomybė visa čia yra tame, kad tai yra visiškai 100% originalus daiktas, labai geros būklės, nuvažiavęs labai mažai kilometrų. Vairo juosta yra originali, rankenėlės visos originalios, nuo senatvės jau suskeldėjusios. Šičia reiks kažką tai sugalvoti išsispręsti. Pavarų sistema 7 bėgių, kasetė, kompanjolo komponentai, švaistikliai kompanjolo, ratai Maviko,
kas įdomiausia, kad net stabdymo paviršius niekiek nepažeistas. Atrodo, kad nauji ratai. Ir pagal viską man panašu, kad čia yra netgi grandinė originali. Ir nusidėvėjimas dantračių absoliučiai nematomas. Grandinė tai čia matuot beprasmiška, nes kada jinai aprūdijusi ir tokia smalina visa, tai jinai tiesiog rodys nesąmonės. Va. Jeigu kam įdomu, čia šita kasetė yra dar prieš Shimano Hyperglide erą. Gal kažkas tai panašaus į Hyperglide, bet tikrai ne. Ir net pedalai originalus. Padangos irgi originalios. Kas man pasirodė įdomu, tai kad priekinė padanga yra 23 mm pločio, galinė 20, kur čia buvo parašyta, mačiau, tai štai. Ne, čia slėgis kažkur tai yra, va, 20. Tikslas šiuo dviračiu važinėti. Čia va padangos matosi nuo senatvės suskeldėjusios. Tai kaip ir automobilio guma, taip ir dviračio jinai tiesiog su amžiumi nebetenka savo savybių. Visa kita tai tiesiog išardysim, pertepsim. Jokių padaužimų nėra. Kažko tai čia remontuotino irgi nėra, reik neįtikėtina, bet praeito amžiaus dviračiui darysim profilaktiką. Kaip jum? Ne remontas, profilaktika.